Kas Užkuraitis? Užkuraitis. Žiūrėkit, Užkuraitis. Mes gavom tokį pranešimą, kad Taip. jūs Facebook'e, savo socialinėme tinkle Taip. ir įvairiose grupėse skelbėt galimai melagingus tekstinius ir video pranešimus apie skiepų poreikį. Feikas. Iškart. Menkinančią informaciją apie Kėdainių rajone teikiamas priemonės. Galimai skatina jų nesilaikyti. Kaip suprasti, kas čia dabar yra? Žiūrėkit, aš jums parodysiu dar nuotrauką. O jūs nenorit su mumis dabar čia bendrauti, kaip suprantu? Norim, viskas gerai. Taip. Tai va, aš turiu tik tiek. Tai kiek O suprantu, kur čia dabar Tai jūsų melas socialiniame koksai? tinkle. Taip, yra tie video. Tai jūs ten rašot, skelbėt melagingus. Kaip melagingus? Aš turiu žmogų gyvą, kuris išprotėjo po 7 skiepų po kariuomenės. Praėjo 1,5 metų, kai jisai grįžo iš kariuomenės ir išvežė į psichiatrinę ligoninę. O kas čia tokį parašė? Kas jums pranešė policijai? Man pranešė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikalstamų nuosavybei tyrimo valdyba. O tai jiems kas pranešė? Kaip čia dabar, žinai? Kas jiems pranešė, aš jau šito nežinau. Dabar žiūrėkit, yra Taip. tokia situacija, kad oficialiai aš jūs įspėju dėl neleistino, pavojingo ir priešingo visuomeniai ar jos narių interesams elgesio. Įspėti galiu ir įspėju, jeigu bus taip, kad ten, nežinau, patikrins, kažkas vėl pasakys, kad jūs ten melagingai ir netitinkančius tikrovės faktus kleisit, jums gali būti arba administracinė bauda skiriama, arba net baudžiamoji atsakomybė. O čia kam tokiam skiriame? Kam? Jums. Kam man? Kaip kam? Nu, kas aš toks? Kaip įsivaizduojat, kas aš esu, kas aš toks? Žiūrėkit, Fizinį asmenį, jūsų. Aš nesu fizinis asmo. O kas jūs esate? Aš esu žmogus. nu tai o jūs ne fizinis asmuo esate. Aš esu steigėjas, palaukit, aš esu steigėjas fizinio asmens. Fizinę asmenį įsteigia tik tai žmogus. Žmogui galioja žmogaus teisų deklaracija. Va, ir įstatymų žmogui absoliučiai nėra. Nu, čia aš jums informuoju šitaip. Ir, nėra įstatymų. Visi įstatymų žino ir įstatymai yra, nėra taip. Visi tai reiškia niekas. Taip, ten yra jūsų asmeninė, privati Facebooko paskyra. Taip, Taip, ten galit taip. rašyti, viešinti. Aš reiškiu savo nuomonę ir tą, ką žinau. Tai, kas susiję su skiepais ar ten, nežinau, su priemonių nesilaikymais, tai jūs negalit be priežasčių ir melagingai skelbti tokią informaciją. Kas nustatė melagingai? Mes, jeigu gavom tokį pranešimą, tai nėra dėl to, kad mes neturėdami ką veikti, mes atvykome. Gerai, pas tai jus dabar ir jūs trukdo. finale, ko norėtumėt? Jūs tipo įspėjate, Taip, aš jūs įspėju, bet tai dabar įspėjate ką? Fizinį asmenį ar žmogų? Aš esu žmogus. Aš įspėju Žilviną Užkuraitį. Aš įspėju. Kaip pareigūnė gavusi tokį pranešimą, aš įspėju Žilviną Užkuraitį. Už tai, kad jūs nesilaikysit ir skelbsit. Bet jūs esate žemesnė institucija, palaukit. Aš esu žmogus, jūsų civilinė jurisdikcija jinai galioja tik tai fiziniams, juridiniams asmenims ir piliečiams. Aš nesu nei pilietis, nei fizinis, nei juridinis asmo. Kas jūs esat? Ir aš turiu dokumentus, palaukit, aš turiu dokumentus, mes esam į vidaus reikalų ministeriją išsiuntę, kad mes esam suverenai, atkreipkite ženkliukas, va čia yra toks va, mėlynas, va jums jeigu kažką sako, va šitas ženkliukas. Nu tai va, tai mus gina, kaip sakant, jungtinės tautos. Jo, tai aš tiesiog noriu paaiškinti, kad skirtumą tarp fizinio asmens, piliečio ir žmogaus. Naudą visą aš gaunu kaip žmogus iš steigimo, jeigu man tai naudinga. Jeigu tai žalinga, aš tiesiog nei pilietis, nei fizinis ar juridinis asmuo. Va. O norit pasakyti, kad jokie Lietuvos Respublikos įstatymai negalioja? Ne, nebegalioja, nes mes pranešėm visą apie tai ir prezidentūrai, ministerijoms, kanceliarijoms, Seimui ir gavom atsakymus ir... Ir atsakymai kokie įdomu būtų išgirsti? Nu, atsakymai tai mes ten pranešėm, kad kategoriškai prieš skiepus, skliausteliuose medicininį kanibalizmą ir jie atsakė labai gražiu laišku, kad prievartos nebus be sutikimo.
Tai čia, Va. aš noriu paklausti apie tai, kad jūs esat žmogus ir jums negalioja įstatymai. Ką jums atsakė Tiesiog priėmė ir pagal kompetenciją kiekviena ministerija, savaip atsakė, žodžiu. Va, bet priėmė, užregistravo. Man labai, aš negirdėjau dar tokio dalyko. Jo. Teko man susidurti, tai man labai įdomu. Jo, tai čia gana nauja viskas, ir, bet tas vyksta. Ir rugsėjo mėnesį turėjom civilinę bylą ir mes pateikėm savo pasą. Mes patys pasidarėm pasą, pažymėjimą. Kas jūs pasidarėt čia, tai? Aš nelabai supratau. Kaip žmogus. Ta prasme, mes pripratę, kad valstybė į mus žiūrėtų kaip į piliečius ir asmenius. Aha. Ir mes, piliečiai asmenys, turim tarnauti valstybei. Bet kada žmogus, gyvas žmogus, jisai yra steigėjas piliečio ir asmens, tai reiškia, kad valstybė tada žmogui turi tarnauti. Nes valstybei mes esam negyvi, vat ir jūs, ir aš, jeigu kaip fizinis asmo, nes visur reikalaujamas paso numeris. Sako, pateik pasą ten arba ten kodą. Jo. Tai mes teismui pateikėm tapatybę patvirtinančius dokumentus, savo sudarytus pasus, kaip žmogaus. Ir teismas priėmė ir labai mandagiai, ir kosmosas. Aš dabar euforijoje dar po šito. Tai momentas toksai, kad tol, kol mes save laikom asmenim piliečiais, tai mes esam valstybės tiesiog tokia daiktas, nuosavybė. Ir galim ten policiją atsiųsti. Tarkim, kaip jums atrodo, pavyzdžiui, jeigu jūs kaip žmogus, kaip sakote, ne? Taip. Jūs galite skleisti bet kokią informaciją. Absoliučiai, man galioja tik tai žmogaus teisų deklaracija, tai yra vien tik tai teisės. Jeigu fiziniui asmeniui arba piliečiui, tai galioja pareigos. Teisės pareigos. O Lietuvoje gyvenant Lietuvos įstatymai jums negalioja, ne? Praktiškai, jeigu aš nepadarau žalos jokios kažkam fizinės, aš ją turiu atlyginti, o šiaip negalioja. Jums Lietuvos įstatymai negalioja? Praktiškai. Jo. Dar tokia pradžia, mes liūto už ūsų netampom, ne tai, kad, bet praktiškai negalioja, jeigu man nenaudinga. Nes čia yra žmogus, va ta prasme, gal yra informacijos dabar pilna, užeikite į Facebooko grupę Suverenai, pasidomėsit. Jūs netrukdysiu. Gerai, taip. Situacija tokia pas jūs. Aš turiu pareigą, atėjau, pranešiau, įspėjau. Ir ką daryti dabar? Ką pagal jūs turėčiau padaryti? Žiūrėkit, ta informacija, ta jūsų manoma kažkokia nuomonė, jūs ją skleisit ar neskleisit, tai yra jūsų asmeninis dalykas, nes tai yra jūsų Facebook'o paskyra. Aš atvykau, įspėjau, kokį pranešimą gavau. Viskas. Jūsų teisė mane arba suprasti, arba manęs nesuprasti ir elgtis taip, kaip jums atrodo. Taip, aš bandau suprasti, jo, bet... Viskas. O dar jeigu sakinuką, o jūs skaitėt, kad nuo sausio 1 įsigaliojo tas naujas karo įstatymas? Kur gali viską konfiskuoti be teismo leidimo, be nieko. Ir tas video, jisai susišaukė 100% su to įstatymu. Aš nežinau, kokiu įstatymu. Žiauru, policija iš vis antram plane. Esminis dalykas, aš galvoju taip, kad paprasčiausiai reikėtų kreiptis tiesiogiai į tam tikrą instituciją, jeigu jūs manote, kad ta institucija blogai elgėsi. O ne, tarkim, suprantate, jūs skleidžiate į visuomenę ir bandot sukiršinti tą dalyką. Ne, aš informuoju. Esmė, kad ta institucija yra kaip skalbimo mašina, tai yra žemesnio lygio. Jis privalo tarnauti žmogui. Bet kadangi žmonių dabar šiai dienai Lietuvoje kaip ir nėra, ne? Taip, yra tik tai asmenys ir juridiniai tie... Tai čia jūs vienetas taip išeina? Ne, mūsų yra jau 302. Aha. Va, ir tas vyko čia jau labai greitai per paskutinius mėnesius. Nes informacija tokia atėjo, nes, įsivaizduokit, su ta pandemija, su visa ta, kada užspaudžia valstybė kažkokią katastrofą, atsiveria kitos kažkokios durys, informacinės. Tai tiesiog yra skirtum, pabandykit paieškoti info skirtumo tarp žmogaus ir fizinio, juridinio asmens ir piliečio. Tai, mes turim pasus ir kol kas... O galite pažiūrėti įdomų modelį pasą jūs? Jo, jeigu lukteltumėt. Jo, gerai, pajaus, moment, gerai. Oi, hebra, kas vyksta. Taip. Pasą parodysiu. Gaila, turiu tik tai originalą.
Žiūrėk, čia rodysiu originalą. Duok, pasą duok. Kortelę duok. Iš piniginę duok. Taip. Policija. Idiotai, nu kas, idiotai, suprantate. Kur mano Hofmanas? Taip, čia, žinai, tiesiogiai transliuoju. Čia jau įvykiai vyksta. Taip. Ofle. Gerai. Čia, žodžiu, kada policija sako, pateik savo dokumentą, aš pateikiu savo dokumentą. Pasas, tapatybės kortelė yra ne mano sudaryti ir, kaip sakant, ten jau kiti reikalai. Čia yra, dar pažymėjimą turim. O kodėl čia USSR? Gimimo laikotarpis. Tie, kas gimė nuo 2004, rašo EU. Nu, žodžiu, čia taip jau buvo tais metais. Čia nepropaguojam čia tų dalykų, bet tai tas numeris yra svarbiausia. Jeigu turit kažkokį skanerį, kur tai jis viskas veikia. Jo, ir čia, pavyzdžiui, jisai galiojantis dokumentas, kaip jūs galvojate? Taip, čia yra kvantinės gramatikos pagrindai sudaryta, jį galima skaitmenizuoti ir išversti į bet kurią kalbą pasaulio be pakeitimų arba interpretacijų. Aš tikrai negaliu teikti nieko, nes tikrai nesusidūręs su to. Man įdomu, tarkim, jūs išvažiuotumėt, iš oro uosto su to dokumentu. Dabar tokia situacija, kad žmonės, mes jau informavom sistemą Lietuvos, ministerijas, ir dabar ambasadom pranešam reziduojančiam Lietuvoje. Ir ambasados, kada įtraukia į duomenų bazės, mes galim per muitinę visur ir muitininkai mato, kad esam Lietuvoje sistemoje, ambasadų sistemoje ir, Tai taip išeina, kiek aš suprantu, su to, tarkim, jūsų dokumentų, jūs galite važinėti po visą pasaulį. Taip, čia yra juridinis laivas. Nereikia nieko ir panašiai. Dar reikia... Amerika, tarkim, Australija, tokias, kur mes neturim. Iš Kanados buvo žmogus atvažiavęs su šituo, bet į Rusiją. Ir reikėjo į traukinį lipti ir ta palidovė sako, reikia dokumentą pateikti. Jisai šitą pateikė. Sako, negalioja. Jisai sako, nuskanuokit šitą numerį. Čpok nuskanavo, viskas veikia. Ir įleido į traukinį. Tai, kai kuriuos dar žingsnius mes darom tiesiog su tom ambasadom, jungtiniam tautom, bet esmė, kad... Čia rimti reikalai, nes, sakau, yra skirtumas tarp žmogaus, fizinio, juridinio ir piliečio riba. Tai yra tokia. Bet pavyzdžiui, dabar jums atrodo, tarkim, paprastas labai klausimas. Kad jūs, pavyzdžiui, išsakydamas savo nuomonę visiškai bet kokiu klausimu, tarkim. Jūs normaliai elgiatės, pripirždamas kažkam tai kitam savo nuomonę. Nepripirždamas, aš turiu pavyzdį, kada žmogus įsivaizduoja. Buvo jisai beveik genijus, mokyklą baigė ten 10-ukais ar ten kokiais ten. O pavyzdžiui, iš kur jūs paėmėt, kad tarkim būtent nuo skiepų tas jam pasidarė, o ne progresuojantį kažkokią tai ligą iš jaunystės ar dar kažką. Ne, tai jisai sveikas, tvarkingas. Tai jūs darote tik tai prielaidą tokią, kad būtent nuo skiepų. Tai yra prielaida. 7 skiepus gauti. Aš pats turiu pasiėmęs ambulatorinį... Mes visi nuo vaikystės, pavyzdžiui, jūs žinot, kiek kartų skiepytas esat nuo pat vaikystės? Aš pasiėmiau ambulatorinį knygelę... Jūs jaučiatės blogiau dabar nuo to? Po 15-20 metų išsivalo, daugmaž. Bet aš iki 6 metų esu gavęs 16 skiepų. Mes iš ligoninės ambulatorinį knygelį esam pasiėmę. Ir aš kada mokiausi, aš jaučiausi idiotas. Realiai, nors aš galvoju, sveikas, viskas tvarkoja, bet su atmintim problema, su lygom visokiom. Paskiau pradėjom, kada jau ten į armiją patekau, ten matyt ištreniravo, kaip pasakyti, apsivalė kažkaip. Ir dabar, fiksuojam duomenis naujausius. Bet jūs darot bet kokiu atveju, tai yra tik tai prielaida.
Ne, tai Negalima teigti. visi mes Nėra socialios, toks dalykas. socialios būtybės ir mes turim savo nuomonę, galim reikšti, dalytis su kitais. Ir jeigu tai yra atsiliepia... Be abejo, gali, bet suprantat, kad ta informacija, jinai turi būti teisinga. Gerai, dabar... Turi būti pagrįsta visiškai. Gerai, kaip jūs... Tas būtent pasakymas, tarkim, kad būtent nuo to žmogus susirgo, tai tarkim, nu, tai dabar Neleidžia daryt pagalvok. Ne, nu aš jeigu būčiau koksai pareigūnas, tai jo, tada galėtų, bet aš kadangi nei pareigūnas, aš galiu savo, nu, reikšti šitą, bet dabar sakykit, prašau, Kėdainiuose, vat yra tas, kur korona tikrina prie ligoninės palapinę, Taip, yra. kiša į nosį tos Taip, pagalius yra. ir kur yra įrodymai, kad tie testai nėra užkrėsti. Yra pilna informacijos internete, Vokietijoje, visur, kad yra tiesiog gaunamos dėžės su teigiamais koronos, nu, tais... Mes daisim taip ir iki su- sąmokslo teorijos. Čia nesąmokslo, tai yra įrodymai. Nu, tai yra video medžiagos, nu, nu. Supraskit tą dalyką, bet kas, pavyzdžiui, jeigu jūs nepaimat už rankos vagį, jisai jūs nepasakys, kad jisai yra vagis. Ne, nu Jūs buvo- negalite teigti tokio Gerai, dalyko. žiūrėkit, Amerikoje pradūrė per nosį, kišo, tikrino ir smegenų ten tą plėvelę moteriškiai ir išbėgo jos smegenų skystis. O jūs, o Nu, palaukit dabar. bet tai čia spaudoje Lietuvos buvo. Kada jum yra tekę sinusitas, kažkada tai turėjo tokį dalyką? Jo, vaikystėje Šiaip. greičiausiai, Sinusitas jo. turėjot? Jum plovė sinusitą ar ne kada nors? Aš nepamenu, gal vaikystėje. Su švirkštu. Plovė sinusitinės angas. Žinokit, nepamenu. Jūs įsivaizduojat, kad ten reikia pradurti, kokios kremzlės yra, tarkim, kad nosį pridurti su adata, Ne. traukti. tarkim. Smegenų operacijas daro per nosį. Daugumoje atveju. Ir ten yra labai plonas toksai... Nu, gerai, aš nesiginčysiu, bet esminis dalykas yra, Supratau. tam, kas darė, tas iš tikrųjų, patikėkit manim. Yra su adata, grinai, medicininė adata tokia per nosį, traukdavo pūlius iš vatų vietų, tarkim. Tai čia yra, nu, Ai, nu tai va, bet per nosį traukdavo. taip, per nosį. Nu tai va, tai eina kalba... Kad tai pradurti, aš labai... Ne, tai, nu tai eina kalba apie tai. Galbūt taip. Tai va. Fu, nu turėjom rimtą pokalbį. Viskas tame, kad pavyzdžiui, savo nuomonę jūs reikšti turite, bet nebandykit daryti įtaką kitiems žmonėms. O ką reiškia įtaka? Jie patys pasiima. Dabar man buvo pašte, iškvietė policiją. Matėte tą video? Ne, palaukit, aš nežiūrėjau, aš nesinaudoju Facebook'u. Man tas visiškai neįdomu A, tokie nu, dalykai. neįdomu, Aš gyvenu supratau. savo gyvenimą. Nu, aš Vat irgi aš savo galiu teikti, gyvenu. kad aš savo gyvenu gyvenimą. Jūs daugiau einate į politiką ir panašiai norite... Ne politika. Aš atėjau į paštą išsiųsti laiškų. Paštininkė manys iškvietė policiją, kad aš pagal ją netinkamą skydelį nešioju. Atvažiavo jūsų kolegos, žodžiu, ekipažas ir pirmą kartą istorijoje jos užsipuolė ant tų paštinių darbuotojų. Sako, jūs viskas tvarkoja, tas skydelis. Ir sako, kaukė, o tai paštininkė sako, tai jinai neapsaugo tas skydelis nuo koronos. Tai policininkai sako, kaukė ir neapsaugo nuo koronos. Tiesiog tai yra, nu, tiesiog toks nutarimas yra. Taip, yra nutarimas. Nu tai va, tai O tai pavyzdžiui, Ir jūs tą nutarimą to, kaip sakant, žiūrite, ne? Jūs vis tiek būtų prisidengęs, tarkim, jeigu išeinate viešą erdvę, dar tai taip, turiu tą verygos stringą, toks ant barzdos susideda, kur nu, reklamavo verygą kažkada. Tai viskas tvarkoja. Po to, po pašto... Vis tiek, kaip jūs sakot, jūs irgi norit, kaip sakant, vis tiek elgiatės teisingai. Ne, nu, praktiškai nešiojam todėl, kad... Viską. Ne, tai neignoruojam, tiesiog nenorim gauti baudos, nes matom, kad, sakykime, durni įstatymai ne jūs leidžia, taigi, nu, Mes juos tik tai vykdom. Jo, bet tai ir bandai paprieštarauti, jeigu matai kažką akivaizdžiai nesąmonės. Ne, taigi ne dievai ten sulindė, ten verygą, nu, taigi pažiūrėkit. Be jokios Ne, abejonės. kiekvieno asmeninio Visi. Nu, jo, tai... Gerai, mes savo misiją Jo, atlikom, ačiū. kaip sakant. Pakalbėjom, Jūs jeigu Ačiū. norėjot supratot, jeigu jūs Taip, nenorėjot taip. nesuprasit. Ne, tada tai mes aš kitos stengiu poveikius suprasti, viskas prieiname. tvarkoja. Čia tiesiog turiu savo nuomonę ir Labai gerai, viskas nu, tvarkoja. linkiu laimės. Išgirdot, ką mes pasakėme? Taip, o Viskas tai ką. aišku. Gero gyvenimo linkiu. Iki. Jo, majo.